pats lengviausias būdas gauti tą rezultatą, kurio jums labai reikia, kurio jums mirtinai reikia, kur turit kažkokias problemas, kur turit kažkokias didelės bėdas gyvenime. Ir kalbėti su likimu yra daug būdų. Ir vienas iš tų būdų yra, mielieji, toksai susirgus, pavyzdžiui, yra toksai Ho'oponopono tokia praktika. Jis ją parsivežęs yra iš vienuolių. Žinot, jis ją aprašė, nes panaudojo ją savo sergančiai mamai. Sergančiai onkologija, kai daktarai pasakė, kad jau viskas, kad jau niekas nebepadės. Ir tada jisai naudojo tokią praktiką, kurią jam buvo girdėjęs iš vienuolių. Ir tai yra tokie teiginiai, tokios frazės. 4 frazės. Pirma, aš myliu tave. Antra, atleisk man. Trečia, man labai gaila. Ir 4, aš tau esu labai dėkingas. Ir kartot šitą frazę. Ir jo mama pasveiko. Ar tai placebo suveikė, ar tos frazės vienuoliai per daug amžių ištyrinėję labai yra įdomius dalykus. Ir mylėjai, jie kartais suveikia. Eikit tuo keliu, eikit tuo, kaip šitas matosi, kaimų keliu, kas vedantis į kažkur tai. Eikit savo gyvenimų keliu, ieškokit savo būdų ir pagalbų, kai jums bus blogai, kai sirgs jūsų artimieji, kai sirgsit jūs patys. Atsiprašymo metodika, atsiprašymo meditacija visada veikia visais klausimais. Ir sveikatos, ir biznio, ir kai atsiprašinėji visų, ką nuskriaudęs ir prašai savo sėkmės, taip pat padeda. Tie pasufleriuoti žodžiai, tai yra ta esmė visa, bet galima net ir savais žodžiais labai sėkmingai padaryti. Bet linkėti kitam žmogui kažko labai gero ir sveikatos ir savo artimą gelbėti yra labai daug. Ir bandykit jūs tą visada daryti ir nebijokit eksperimentuoti, mylėjai. Linkiu jums daug sveikatos ir sėkmės.